kaip mano duomenys buvo nutekinti, tai VMI sistema buvo trojanas paleistas. Kibernetinės atakos į valstybinės institucijas, kur visos buhalterinės sistemos skrido, kur Sodra, VMI, visas buvo nuhakinta. Ir aš kaip tik užtaikiau ant to momento, kai man reikėjo būtent tuo momentu išsiimti tas deklaracijas. Ar yra kažkokios tai saugumo instancijos, į ką tu gali kreiptis ir prašyti pagalbos? Į ką tu kreiptis gali ir prašyti pagalbos tikrai ne. Aišku, yra ten valstybinio kibernetinio saugumo instancijos, kurios yra atsakingos už valstybinį kibernetinį saugumą. Bet tai nėra valstybinis, tai yra asmeninis. Va tas ir yra. Todėl nėra tiek resursų skiriama tam, kad tas kažkokias kibernetinės atakas, jas bent jau mažinti. Bet ar čia nėra valstybės dalykas užtikrinęs? VMI puslapis ant tausterio 3 žiurkėnų veikia. Tai va, tai aš manau, kad po to atvejo, kai buvo tos kibernetinės atakos į valstybinės institucijas, tai manau, kad buvo sutvarkyta. Žinai, aš su žvakė nestovėjau ir nemačiau, kai jie tvarkė.